Sveiki visi, sveiki Viktorija ir visus sveikinu su naujais metais, naujais medinio žalio drakono metais. Ir visom moterim, nes šita laida skirta labiausiai moterims, linkiu šluotas šiemet pasikeisti į drakonus. Tai šiandien mūsų mažoji rubrikėlėje apie tinklaveiką yra mano kolegė Viktorija. Ir jos sritis aš bandžiau atsiminti, nežiūrėdama niekur internete, aš bandžiau atsiminti, kokiagi ta tavo sritis. Tai pagrindinė sritis, aš savo pasirašius esu, nepasirašius, o atsiminus, kad tai yra regresinė hipnoterapija. Čia man toks kosmosas, aš 1,5 metų mokiausi šitą pavadinimą. Tada tu esi dar dėstytoja. Be tų kitų moteriškų reikalų ten žmona, mama, tarp kitko 4 vaikų, jeigu ką. Ir esi dar mentorė, mokytoja, coacherė. Aš sakyčiau, viskas viename, kas veda žmogų iki jo veidrodžio. Su jo baimėm, su jo stresais, su jo nesėkmėm įvairiom, ane? Ir tu juos supažindini. Ir tu, kaip sakant, tu juos sutoki ir tu juos išskiri. Tai va taip aš tave įsivaizduoju, mėla Viktorija, bet aš labai norėčiau, kad tu ir pati prisistatytum, kas tu iš tikrųjų esi. Taip, tai laba diena visiems, kurie klauso. Iš tikrųjų, Alina taip gražiai pristatė, kad net, bet pagalvojau, kad, tai iš tikrųjų taip ir yra. Aš padedu žmonėms surasti pačius save, yra būti savimi. Ir būti savimi tai yra ne tas aspektas, kad, aš tokia, kokia esu, su pykčio priepaliais ten, žinai, dar ten kažkom, tai ir man taip gerai, ir aš čia tokia esu, ne, tu tokia nesi. Aš padedu nusirinkti visus šitos dalykus ir pažiūrėti, kas yra po tuo, tas tikrasis aš, nes, mes negimėm, kaip sakant, su daugybė dalykų, kuriuos transliuojam kiekvieną dieną dėja. Tai kai atrandi save tikrąją, pasidaro gyvenimas daug lengvesnis. Tai ir viskas, ką išvardina, yra tiesa, tai yra regresinė hipnoterapija. Sertifikuota esu klinikinė hipnoterapeutė regresologė, sertifikuota emocijų paleidimo instruktorė, taip pat Vilniaus universiteto dėstytoja. Vertėja, pabaigiau tik 16 knygą, pridaviau leidybą. Taipogi keliautoja, šiuo metu retryto organizuotoja, organizuojam terapinį retrytą vasario mėnesį Norvegijoje, jeigu kam įdomu, prašau, rašykite. Taipogi esu vedus mandalų piešimo kursus, taškavimo kursus, sacred geometry kursus, esu apmokius labai daug numerologų, kurie dabar sėkmingai dirba numerologais, beje, aš jau nebedirbu šito, bet apmokiau. Klausyk, Viktorija, bet tokie žmonės orkestrai, moterys orkestrai yra mūsų klube, ne? Dėl ko mes apskritai susitikom, tai yra pakalbėti apie tinklaveiką. Kadangi abi priklausom Start for Networking, vienam iš klubų, Perlas klubas, ir norim, tiksliau, mūsų turbūt misija apskritai yra dalintis tą žinią, kiek galimybių yra tokiam palyginus nedideliam klube. Ir pirmas klausimas, kurio klausiu visų iš tikrųjų savo pašnekovių, tai kas tau pačiai asmeniškai yra tinklaveika? Tai, kažkaip galvojau, kad klausi, kom patinka klubas, dabar tinklaveika reikia persimesti kitą atsakymą. Žinai, kas yra tinklaveika? Tinklaveika tai yra, kada tu kūri tinklą. Tai yra socialinį tinklą, intelektinį tinklą, ar ne, draugų tinklą, verslo partnerių tinklą, belia kokį tinklą. Tai yra ne tik tai socialinis tinklas, kad aš dabar susipažinsiu su daug žmonių ir turėsiu daug pažinčių, bet lygiai taip pat intelektualinį tinklą, todėl kad į klubus, į tinklaveiką ateina labai išsilavinusios, protingos ir veiklios moteris iš tikrųjų. Ir tu automatiškai prisijungi prie tokio, tinklo, kažkokio tai tinklo, kuris turi daug intelektinės nuosavybės visų pirma. Labai daug patirties. Ir tu prie viso to prisijungi ir jeigu tik norėsi, tai visas tas per visą tą tinklą tu visą tą pasiimsi. Tai savaime suprantama socialinis kapitalas, kuris yra tiek reikalingas, be galo reikalingas solo verslininkam darbe,
tiek kaip moteriai, aš visada sakau, moterim reikia moterų, vyram reikia vyrų. Nu, ta prasme, mums ir vieni kitų reikia, bet apart to, žinai, kad nepamirštume ir neužsiciklintume, kad aš čia tik tai namų šeimininkė, 4 vaikų mama ir dar kažko, tai moterim reikia moterų tam, kad jos galėtų augti. Ar dar tarpusavę. Na ir visokių kitokių dalykų iš tikrųjų čia būtų galima vardinti ir vardinti. Bet Jo, man iš tik principo varai, kad tai taip, yra būtent tai. Vis tiek tai yra iš principo tai ryšių, ilgalaikio ryšio kūrimas su kitais žmonėmis. Taip, ilgalaikio ir labai tokio, žinai, Gyvybiško. kaip to pasakyti, labai tokio visapusiško. Taip. Dažnai, žinai, susiduriam su tuo, kad moteris sako, ai, nu ne man, tai ką aš ten duosiu, tai gal dabar nelaikas, tuoj įsivažiuosiu ir tada stosiu į klubą. Ar tu sutinki su tuo? Man labai keistas klausimas, ką aš duosiu, ką aš gausiu. Nežinau, aš tai niekaip nesutinku ir net nežinau, man aš tiek nesutinku, kad aš neturiu ką pakomentuoti šitoje. Gerai, o sakykime dėl tų baimių. Ką tu pasakytum tom moterim, kurios bijo? Baimė yra labai geras dalykas. Žinok, Alina, baimė yra toks geras dalykas. Aš ką tik rašiau paskaitą apie baimės. Baimė yra nerealiai geras dalykas, todėl kad kai tik mums iškyla baimė, mes iš karto galim pažiūrėti, o kas tenais yra po ją, ko aš ten bijau. Tai yra, ko aš ten bijau konkrečiai. Kad aš neturėsiu ką duoti, kad kažkokia mano vertė netokia, nu tai ateik į klubą ir pamatysi, kad tavo kokia yra, ko aš ten dar bijau. Bijau, kad reikės bendrauti su žmonėmis, tai labai gerai, ateini ir mokaisi bendrauti, ar ne? Ta prasme, baimė yra žiauriai geras dalykas, jeigu tu įsivardini, ko tu bijai, ir tada, kaip sakant, bijai ir darai. Ir per baimę tu labai gražiai augi. Nes būtent per šitą vietą, jeigu mes baimę panaudojam augimui, tai yra fantastika. Aš irgi esu šiaip introvertas, man daug šneku labai, bet šiaip esu visiškai introvertiškas žmogus, absoliučiai. Tai yra su learned extraversion behavior, tai yra su išmokto ekstravertiniu elgesiu ten, kur reikia. Ir galiu pasakyti, kad taip, tų baimių jų visada būna, ateinant į naują kažkokią tai žmonių grupę. Nu, visada jų būna. Bet taip ir mokaisi, taip ir augi. Tai bijai, sakai, nu, ar galiu bijoti ir daryti? Nu, aš tai savo visada sakau, nu, galiu, o kodėl ne? Tai Galiu, ta prasme, bijai ir darai, eini ir darai. Ir finale yra labai geras jausmas, kai tu kiekvieną kartą visą laiką pasitvirtini, kad 99% visų mūsų baimių yra visiškai nepagrįstos, neobjektyvios ir neturi jokio iš esmės pagrindo. Ir išgalvotos. Ir galima sakyti, sėdėti namuose ir sakyti, nu jo, žinau, kad 99% baimių išgalvotos, o galima ateiti ir pasitvirtinti ir pajusti tą malonumą. Jo, nu taip ir yra, iš tikrųjų. Visiškai sutinku. Viktorija, o kokie tavo pokyčiai asmeniniai, nežinau, veikloje, turbūt veikloje po to, kai tu įstojai į klubą? Tai pokyčių iš tikrųjų taip, labai daug ir ne tik veikloje. Tai, na, bet gerai, pradėsim nuo veiklos. Tai visą šitą, ką aš išvardinau pradžioje, ar ne, nu, labai faina, aš ten moku daug visokių dalykų jau per gyvenimą prikaupus, ale kaip juos visus parodyti žmonėm, ar ne? Ir kaip juos monetizuoti galų gale, kaip surasti tos žmonės, kuriems to reikia. Nes, nu, gali būti labai protinga, labai visokia, labai, žinai, knygų priskaičius, paskaitų prirašius, žinai, ir planų prikūrus, programų, visokių saviugdos ir taip toliau, bet jeigu tu savęs nerodai, tai, nu, kur tu viso tai padės? Tai yra savęs niekaip nerealizuos. Ir apskritai mentorių darbas, hipnoterapeutų darbas, kaip po tokių, jis yra labai vienišas. Dėl kad tu visą laiką dirbi vienas. Tai yra tokių specialybių, kur žmonės kažkaip turi, žinai, komandas, grupės, burtis, kažką kartu daryti, bet, nu, hipnoterapeutas, jisai nepasisodins šalia savęs, ten poros kolegų, ne, ir visi kartu neterapeutinsi, tu esi visą laiką vienas. Apart kelis projektus, tam kokius nors ar kažką. Ir finale tu supranti, kad, nu, tau tas socialinis tinklas, jisai labai minimaliai plečiasi, ypatingai dar jeigu dirbi iš namų. Tai iš tikrųjų aš dabar klube esu jau beveik metus, nu, nedaug liko iki metų, tai per tuos metus labai stipriai išsiplėtė pažinčių ratą. Labai stipriai, nes iš esmės realiai, nu, kur aš tą pažinčių ratą plėsti turėčiau. Nu, toks. Universitete. Nu, universitetą taip susipažįsti kažkiek ten su viena kitu dėstytoju ir studentai. Nu, tai nėra tas pažinais atsakau. Nu, einu į džymą, nu,
Nu, okei, žinai. Maikės nebent, žinai, lapuką gali užsiklijuoti. Jo, Esu, jo, jo. dvitaškis ir, žinai, punktai. Taip, bet jeigu tu esi ypatingai mano padėtyje, kada tu dirbi iš namų, aš dirbu iš namų, kas turi labai daug pliusų, bet vieną didelį minusą, tai yra tavo socialinis ratas visiškai nesiplečia. Ir antras dalykas, jeigu tu esi tokios pakankamai vienišos profesijos atstovė, nu tai irgi, kaip jis turi plėstis. Tai iš tikrųjų, žiūrint šituo požiūriu, veiklos požiūriu, mano tas ratas labai pasiplėtė ir kolegų požiūriu, tai aš atradau naujų kolegų, su kuriais galiu organizuoti, daryti kažkokius tai projektus kartu. Atsirado, žinoma, daugiau klientų, kadangi kažkaip vienas per kitą, paskui jau net nebežinai, iš kur tie klientai ateina, bet būna išsiaiškinti, kad va, čia iš tavo klubo jau prirekomendavo, tai labiau klubo patys nariai dažnai tampa klientais, ar ne? Tai savame suprantama ir pajamos kažkiek tai auga. Atsiranda asmeninis augimas, nori ar nenori. Čia va šitas tai yra, nu, nori ar nenori. Gali neklausyti ten tų visų, kaip aš jaukiuosi, čia, nu, turbūt nepagirtų manęs už tai klubo vadovai, bet sakau, gali net ir neklausyti tų visų kursų ir mokymų, kas ten yra labai daug, bet vis tiek tu augi, nu, tai yra neišvengiama, absoliučiai. Todėl, kad vėlgi, jeigu tu eini per tą savo, nu, čia biški bijau kažką daryti, bet reikia padaryti, žinai, ir vėl laipteliu paaugi, žinai. Ir čia kažkaip lyg tai, nu, neįprasta šitą daryti, nu, neįprasta, okei, o galiu padaryti, nu, galiu, žinai. Ir po truputėlį vis tiek augi. Tai čia pirmas buvo, reiškia, profesinis, ar ne, tas, kad padaugėjo klientų, kolegų ir taip toliau, padaugėjo, aišku, pajamų, nu, tai yra natūralu. Asmeninis augimas, jisai nori, nenori, yra labai didelis ir netgi iš tikrųjų atsirado draugų, kurie jau nebe kolegos, o realiai draugai, su kuriais tam kalbėsiu per dienas sprendį klausimą. Nors priimant į klubą mes sakom, mes susirinkam čia nedraugauti, ne, o plėsti savo verslus. Už tai ir pradėjau, ne nuo draugystės, bet natūraliai iš to išauga ir draugystė. Taip, santokos neužauga, nes čia mes vyrų neturim, bet jo, draugyšių pas mus tikrai daug. Ir dar vienas klausimas su tokiu, dabar galvoju netgi kaip čia, žinai, vardinti jį, žinai, kaip mes gaunam apklausą, ne, ir ar tu rekomenduotum savo draugui? Tai aš tikrai esu tikra, kad sakytum, taip rekomenduočiau. O kokios srities atstovai tu norėtum rekomenduoti? Kokiem žmonėm, kokiom moterim? Aš manau, kad nėra tiek jau labai svarbu, kokios srities atstovam. Ir mūsų klube yra labai įvairių sričių atstovų. Ir kuo daugiau tų atstovų, tuo geriau. Ja, nes automatiškai, kai tau prireikia kažkokios paslaugos ir tu neturi tos paslaugos atstovo tarp savo pažįstamų ar dar kažko tai tu pirmiausia, ką darai, tai žiūri, ar tavo klube yra tas paslaugų atstovas. Ne? Nu, jeigu tau dabar reikėtų hipnoterapeutės, nu, tai aš labai noriu tikėti. Arba sugalvotum važiuoti kokį nors, žinai, terapinį retrytą vasario mėnesį. Nu, tai ir būtinai Norvegija, nes man reikia truputėlį minusiuko. Tai va, tai turbūt irgi, žinai, žiūri, kas yra tavo klube, o ne pradėti, kur čia galėčiau dabar surasti, žinai, arba, na, jeigu nekilnojamo turto ten kokio reikėtų, nu, tai tiesiu taikymu eini pas Jūratę, ar ne, mūsų klubo narį, ir tikrai aš nepulčiau ieškoti, kur man dabar čia surasti gerą, žinai, nu ne, nu tai yra absurdas, todėl kuo daugiau įvairių specialybių, tuo yra geriau. Ar ne? Nes tu turi tada savotiškai, aš taip jaučiuosi, kaip aš turėčiau asmeninę, supranti, nekilnojamo turto agentę, kuri visada pasiruošus padėti, žinai, asmeninę ten dar kažką. Verslo konsultantę, tai asmeninę coacherę ten, ar ne, asmeninę vėl kažką. Tai šiuo metu pas mus kiek yra, 21 žmogus klube, ne? 24 jau. Aš praleidau. Tu nežinai, jo, mes turim naujų ir dar ateina, tai bus 3. 23. Nu tai va. Tai 23, nu minus mane, tai aš turiu 22 asmeninės, kaip sakant. Pardavėjas irgi. Net vienas dalykas pardavėjas, nes jos irgi mane ar nerekomenduos, bet kita vertus, jeigu man prireiktų jų paslaugų, aš turiu 22 žmonės, kurie man savo srityje padarys viską maksimaliai gerai. Aš tai turbūt apibendrinant pasakyčiau dar, žinai, kad
verta visoms veiklioms, bet užstrigusioms moteriams, kurios galvoja, ai, ne, dabar neverta, galbūt čia, žinai, ne, ką aš čia, va, kai sakiau, ne, tai duosiu, o čia ką gausiu, visos šitos ir tos, kurios užstringa savo veikloje, tos, kurios amatininkės, bet norėtų iš tikrųjų paversti savo amatą verslu, nes kaip vat ką tik ne, įvardinom, kad turim čia 22 pardavėjas nemokamas, yra labai daug mokymų, yra mūsų klubas, tai apskritai yra toks, mes ne, vadinam moteriškų Google, nes bet kokį klausimą mes nebe Google ieškom, mes turim savo vidinį chatą, kur pasiklausė moteris, ką daryti, nu ir bus kokie, nežinau, 10-15 atsakymų iš karto. Jeigu jos nežino, tai jos žino, kur sužinoti. Tai va čia apie tas specialybės, ką Viktorija minėjo, ne, kad jeigu mes neturim, tai kažkas iš mūsiškių tikrai turi. Tai va tas rekomendacijos, tai nu jos užkrečiamos yra ir čia pasidaro tą tinklaveika jau gyvenimo būdu. Tai visos moteris, kurios abejoja ir tos, kurios sako, nu tai va tuo įsivažiuoju ir tada stoju. Ne, jums stoti reikia būtent dabar, kai jūs tik tai pradėjote galvoti apie savo verslą. Dėl to, kad čia gausit visus specialistus. Žinai, šiandien ėjau iš universiteto po egzamino ir galvojau, su kuo čia palyginti tą tinklaveiką, tą efektą, žinai, ir tada supratau, kad čia, na, kaip sako, neduok žmogui žuvies, duok meškerę, žinai, na tai klube irgi yra tas pats, nu niekas tau to žuvies į rankas neįkiš, duoda meškerę, žinai, bet vienas dalykas, tu su to meškerė galėjai kažkur į jūrą, vandenyną ir kažką žvejo. Kažkur kažką tu ten žvejoji, gal pagausiu, gal nepagausiu, žinai. O čia tau, vat, kaip pas mane prie namų, yra prūdas, va toks, prileista karpių riebių, žinai, jau, ir tau tik ten užmetai, žinai, ir išsitraukiai, ką tau reikia, žinai, tai ta žvejyba pas mus yra va tokia, tai arba jūs galite žvejoti visur aplinkui ir, žinai, nu, gal pagausi ten kokį, žinai, ten skatinų kerosiuką, žinai, gal nepagausi, arba tu galėjau gauti jau pilną paruoštą baseiną su visom, žinai, tokiom, ir tu ten sėdi savo, žinai, ir trauki, vat, nu, tai kiek tas sutaupo laiko iš tikrųjų. Ir energijos, jo labiau, jeigu, sakykime, vėlgi, na, aš kalbu per savo prizmę, ar ne, tai jeigu dirba savo, jeigu pagrindiniai pardavimai eina per socialinius tinklus, o mes dabar žinom, kiek socialiniai tinklai yra nukritę ten visi matomumai, žiūrimumai, aktyvumai ir visa kita, tai iš tikrųjų aš šiai dienai nelabai įsivaizduoju, kaip tą aktyvumą pakelti, nebūnant klube. Nu, tikrai neįsivaizduoju. Vat jeigu mano dabar klubo narės nebūtų tos, kurios padeda, tai kaip aš tą padaryčiau, šiuo metu neturiu atsakymų. Tai Atsakykim, kad nėra kitų būdų. Tiesiog jie dar neišrasti. Išrasti. Supranti, ir jeigu tu, vat, kaip sakai, esi užstrigęs, ar dar ten baimė, žinai, tie dalykai, kur man nelaikas, galbūt, kad nėra tokio dalyko. Tai yra tik tai baimė. Ir tada mes sugalvojam tai baimiai pateisinimą. Ir tų pateisinimų sugalvojam labai įdomių. Ir vienas iš jų yra dar nelaikas. Suprantate, tai čia tiesiog yra baimės pateisinimas. Dar nelaikas. Tada, kai pasiruošiu. Nežinau, ką dabar duosiu, ką ten gausiu. Nežinau, kaip ten sakė, įsivažiuosiu, žinai, tada ateisiu. Tai visa šita yra, čia nėra tiesa. Čia yra iliuziniai baimės pateisinimai. Tai yra tik tai vidinė baimė. Tai jeigu tiesiog pasižiūrėti tą baimę, žinai, ir pasižiūrėti, kad, nu, ko aš čia bijau, nu realiai ta baimė, jinai tik iliuzinė kažkokia. Ir iš tikrųjų, va, jeigu nori pradėti, tai nėra geresnės vietos, kur pradėti. Ten, kur bus palaikymas ir ten, kur bus visai. Pagrindinė užduotis apskritai klube, tai yra naudotis tomis meškerėmis, ne? Tau jos visos bus duotos, tik tai tu imk ir naudokis, tai yra tiesiog veik, daryk. Taip, tau į rankas įdėta, tik tu naudok. Visiškai. Aš tau labai dėkinga, Viktorija, man visą laiką su tavim faina bendrauti, aš tikiu susitiksim dabar tavo laive, aš čia rimtai viešai iš karto kalbu. Kartą taip, būtinai susitiksim mano laive pakalbėti apie verslo reikalus, kokius nors įdomesnės, Alina, tiek gali papasakoti. Jo, tai čia va tai, kad tu žinai kalbėjai, kad kur dar aš galiu pasidalinti. Aš turiu tiek daug visko ir kaip buvaugi, kaip ir tu pranešėja, brandvumas, ne, konferencijų moterų verslų. Ir ten labai patiko man ta frazė, man atrodo, Jūratės. Nesidalinti yra blogiau negu pavogti. Aš manau, kad visi, kurie turi daug, tai čia apie žinias. kuo tau daugiau duota, tai tuo turi daugiau atsakomybės, šiaip iš tikrųjų.
Ir jeigu tu nesidalini tuo, ko tu turi, tai pradeda tave pačią slėgti. Iš tikrųjų, slėgti, spausti. Ir kaip terapeutas, jau dabar kaip hipnoterapeutas pasakysiu, jeigu tu neduodi, jeigu tu turi, tau yra duota, ar tu pati pasiemi, ar kaip ten, žinai, neužfiksuokim, tai pradedi sirgti, prasideda depresijos, prasideda tiesiog nepasitenkinimas gyvenimu. Pirmiausia, prasideda nepasitenkinimas gyvenimu, iš nepasitenkinimo gyvenimu prasideda depresijos. Nes mums duota yra ne veltui. Jeigu mums yra kažkas tai duota su atsakomybė tam, kad mes galėtume dalintis su kitais. Ir tai yra labai labai didelė atsakomybė iš tikrųjų. Ir jeigu tu to nedarai, na, tai tave baudžia tavo pačios psichika. Ne kažkas ten, žinai, bet tiesiog tu pati save baudi tada tokiu atveju. Ir tada, sakau, prasideda apatijos, prasideda nepasitenkinimai gyvenimu, prasideda depresijos ir panašus dalykai. Tai geriau to nedaryti. Viską, kas yra duota, reikia perleisti per save ir atiduoti atgal. Nes kitu atveju visą tai užstringa ir bus negerai. Na, čia 100% sutinku ir tarp kitko klubo dėka ir aš tą sužinojau, ir tą supratau, ir tą pradėjau dalinti, žinai, savo žiniomis pradėjau dalintis. Tai va, tai aš norėčiau iš tavęs paprašyti palinkėjimo visiems arba visoms, kas mus klauso. Aš tai linkiu nepatikėti savim iš tikrųjų šitoje vietoje. Ir jeigu manai, kad čia ne man, dar ne laikas, kada nors, kai pradėsiu, ką aš ten galiu duoti, ką aš ten galiu imti, ko aš ten tiksiu, ko aš ten įtiksiu, patiksiu, nepatiksiu, tai šitoje vietoje netikėti savim ir tiesiog pasakyti savo, kad, nu, okei, čia visą tai iliuzijos, čia yra proto kuriamos iliuzijos, aš galiu jas patraukti šalį, gerai, aš, žinai, kaip sakau protui, kai protas įsivažiuoja su tokiam nesako, aš tave išgirdau. Aš tave išgirdau, eik pagerk kavos, o dabar aš einu pasidarysiu tą, ką man reikia. Tai aš linkiu visom, kai girdit savo protą kalbant va tokias nesąmonės, tiesiog sakyti ačiū, aš tave išgirdau, o dabar tu ten pabūk, o aš einu pasidarysiu tą, ką man reikia, nueisiu fantastiškų moterų klubą ir pasimsiu viską, ką galima geriausia ir atiduosiu, ką galiu. Super, žinau, kad pasiemu ir savo iš tikrųjų tavo tą palinkėjimą, man kaip tik šiandien to reikėjo. Tai manau, kad kiekviena išgirsta tai, ko trūksta. Aš iš savo pusės dar kartą norėjau tau labai padėkoti ir tradiciškai palinkėti drąsių svajonių. Ir labai linkiu kiekvienai patekti į tokią bendruomenę, kaip mūsų Start for Networking bendruomenė. Tai dėkui jums ir labai kviečiam iš tikrųjų ateiti nors kartą į mūsų klubą pasisvečiuoti. Tai yra online klubas. Tai yra tik 2 valandos, o gausite, kaip nežinau, už 2 metus mokymų kažkokių. Tai labai labai kviečiam prisijungti prie mūsų. Tiesiog pasisvečiuoti, tai nieko nekainuoja. Tai ačiū jums ir ačiū visi, kurie klauso ir stebi mus toliau. Dėkui. Iki.